Sveiki, čia Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kalbame apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Ir visiems sakau, tikrai geri vadovai, greitai bėgam, rašom man laišką, kuris galėtų eiti saulius.jovaišas be lietuviškų vadovavimas.lt ir ten paliekame savo klausimus arba pageidavimus, su kuo norėtumėt, kad aš pakalbėčiau. Kitas dalykas yra, aišku, yra archyve, Facebooko grupėje Boso valanda, Delfyje yra mūsų laidos, buvusios, tarp kurių yra visai neblogų, mano supratimu. Ir dar, ką aš dar noriu pasakyti? Podcastai. Eiti, parsisiųsti į appsą ir paklausyti. Ir ten žmonės, kurie žiūri, jie žiūri tokiais gabalais, tai prastuminėja. Ką jūs dabar darote, prastuminėjat, jo? O tie, kurie klauso ištisai. Ir tie, kurie klauso ištisai, sako, ten visai gerų dalykų būna. Nustemba, pavyzdžiui. Ok, šiandien aš turiu svečią generalinį direktorių. Tai specialiai pristačiau, nes norėjau jį pasikviesti būtent dėl to, kad jis yra generalinis direktorius. Mano svečias yra Tomas Burovas ir jisai nežino to klausimo, kurį šiandien dabar užduosiu. Aš jį nustebinsiu. Tomai, kas tu toks? Sveikas, Sauliau. Ačiū. Labas. Kas tu toks realiai? Kaip tu save suvoki? Kas tu esi? Šeimos galva. Tada labai laimingai vedęs vyras. Sveikinu. Tada nuostabių 2 dukrų tėtis. Sveikinu. Gyvenimo optimistas. Komandos žaidėjas. Ir generalinis direktorius. Idealu, žiūrėkit, fain. Beje, viskas, ką pasakė, viskas tiesa. Iš tikrųjų, aš Tomą pažįstu kurį laiką, tikrai žinau, kad jis nemeluoja šitoje vietoje. Tomai, žiūrėk, tu buvai, kaip čia galima žinoti, ilgą laiką, neilgą, labai toksai sąlyginis dalykas, bet iš tikrųjų pakankamai ilgą laiką tu buvai skirtingų kompanijų, didelis reikšmingas vadovas. Ta prasme, marketingo vadovas, buvai pardavimų vadovas, buvai ir to vadovas. Vis tiek, tu buvai žmogus, po kurio buvo komanda, struktūra, procesai, reiškia vertės, kūrimas ir panašiai. Prieš 9, neklystų mėnesius, panašiai kažkaip taip, tapai kompanijos Seagates generaliniu direktorium. Ir tai yra pirmas tavo, executive, reiškia, managemento pozicija. Taip. Ir aš tau, kaip sakiau, kviečiau tave, man labai norėjosi būtent šitą aspektą pakabinti, nes tikrai nedaug žmonių staiga bum ir atsidūrė generalinio direktoriaus kėdėje. Visi jie taip atsidūrė. Anksčiau, pirmą kartą taip. Tu esi tą pirmą kartą. Taip. Ir man dėl to noriu su tavim šnekėti, žinai, kas tau, tapai generaliniu, tapai to top managementu ir atėjai į savo darbo vietą ir kas? Stresas. Kokia streso priežastis labiausiai? Kas labiausiai kabina kaip stresas? Atsakomybė. Tu supranti, tai yra toksai dalykas juokingiausia, tai kad yra lengvinančių aplinkybių pas mane, nes aš toje įmonėje, kaip ir sakai, dirbau prieš tai ir toje įmonėje tapau generaliniu direktoriumi. Tai man buvo lengvinančioje aplinkybė buvo ta, kad aš visus pažįstu ir visi mane pažįsta. Tada yra šiek tiek kitaip. Tu ne tai, kad ateini naują įmonę ir staiga tenai tampi generaliniu direktoriumi. Tai čia buvo toks lengvinančioji, bet be viso šito, kad ir net yra lengvinančių aplinkybių, streso lygis ten šauna iš karto kalą per stogą, nors atrodo nėra dėl ko realiai. Bet tai tiesiog yra dėl to, kad yra atsakomybė tokia užgriūna ir lūkesčiai visos tos akys, žinai, kurios žiūri ir dabar ir akcininkų, ir darbuotojų, ir komandos, visų. Tai čia galima, žinai, galėčiau čia sėdėti ir sakyti, nebaigtų, Sauliau, man buvo, aš tiesiog atėjau į darbą kaip visada ir viskas buvo gerai, paprašiau padaryti kavos ir sėdėjau. Aš tave dėl to ir pakviečiau, nes tu man taip nepasakysi. Čia yra tame grožis. Visi patiria tą stresą. Aš tiesiog manau, kad nesvarbu, ar tu esi vadovas ar ne vadovas, tu esi žmogus. Ir mes visi esam žmonės ir vienokia ar kitokia atsakomybė, jinai be abejo daro tam tikrą įtaką. Kaip tu su to susitvarkai, kaip tau tai sekasi, kaip tu dirbi, kaip tu tą priemi ir kaip tu greitai išmoksti prisitaikyti prie naujų sąlygų, ar ne, kurios galbūt yra minimaliai kažkokios kitokios. Juk iš esmės tai, ar tu esi departamento vadovas ar įmonės vadovas, tai tik tai, žinai, tik tai teisinės atsakomybės klausimas. Tai, kaip tu handlini, kaip tu su tuo, kas tau padėjo nuo pat pradžių tvarkytis su ta tokia būsena, nežinai, galima užsistresuoti iki negalėjimo, iki apopleksijos, reiškia, iki negalėjimo nieko daryti iš viso, bet tu darėjai pakankamai daug visokių reikšmingų dalykų. Kas tau padėjo sutvarkyti su tuo? Tai, žinai, yra pirmiausia vienas dalykas, tai turi pats šiek tiek dirbti su savim, vienaip ar kitaip ir pradėti vertinti situaciją. Tada yra šeima, kuri tave arba palaiko ar ne, tai mano atveju mane labai stipriai palaikė šeima. Tada akcininkai, kurie gali tave arba palaikyti, arba nepalaikyti, arba reikalauti, tai aš turėjau tikrai komfortą to, kad mane palaikė.
tada komanda, kuri džiaugiasi, plojo, kada įvyko tas pokytis, tai visą tai tiesiog leidžia tau tiesiog nuraminti tą lygį į normalų darbinį valdomą streso lygį, kuris egzistuoja pas visus ir jis turi būti. Jo, absoliučiai. Ok, tai tas stresas lygis, viskas aišku, šoktelėjo stresas, tada mes jį nuraminam, reiškia, ir toliau ateini ir dirbi tą darbelį ir va tam darbelį, kas yra tie tau pačiam didžiausi iššūkiai, su kuriais tu galbūt jau susitvarkėjai, su kuriais tvarkaisi vis dar? Tai jeigu gali sakyti, aišku. Tai tų iššūkių visą laiką yra, žinai, ir vėlgi, kiekvienas vadovas turi savo požiūrį, ar ne? Kiekvienas žmogus turi savo požiūrį, tai vadovas nebejotinai turi savo viziją ir matymą. Ne? Yra vadovų, kurie mėgsta šluoti viską ir statyti iš naujo, nes čia yra mano ir dabar mano žaidimo taisyklės. Ir, ne, žinok, aš labiau gal toksai, kaip čia pasakyti, šluoti man nelabai patinka, bet man patinka susitvarkyti. Okay. Tai čia galbūt toksai skirtumas. Tai tada yra paprastas dalykas. Visi mes turim kažkokią vienokią ar kitokią įsivaizduojamą strategiją, kaip verslas turėtų būti valdomas, ar ne? Tai ten galim būti šalininkai piramidžių, šalininkai ten plokščių organizacijų. Tai aš esu šalininkas plokščios organizacijos. Aš manau, kad šiuolaikinis verslas, jisai neišvengiamai turi judėti link komandinio darbo, link nuleistų atsakomybių ir galimybės priimti sprendimus kiek įmanoma žemesniuose organizacijos lygiuose ir tokiu būdu didinti efektyvumą, sąmoningumą žmonių, bendro tikslo siekimą. Tai man taip, tuo aš tikiu, aš tą darau ir kol kas visai sekasi. Jo, bet žinai, aš neimdamas konkrečiai tavo į organizaciją, turėdamas galvoje, bet tarkim atsietai nuo tavo organizacijos, kiek man teko matyti vadovų, kurie ateina į įmonės ir ten juos priima su džiaugsmu, dar dėl to, kad įtarė žmonės, kad greičiausiai tai yra kažkoks ten progresyvus matymas, noras perduoti atsakomybės, noras įgalinti žmonės ir panašiai. Ir vat ateina toks vadovas, jis pradeda tą daryti ir vis tiek yra dalis žmonių, kurie yra įpratę, kad turi būti kitaip. Kurie įpratę, kad atėjo generaliai, sako, dabar tu eini ten, dabar tu darai tą, ir jie turėtų tą visą gėrį iš principo, nes mes visi suprantam sąmoningai, kad tai yra gėris, kai tu atiduodi atsakomybės, kai tu plokštinė organizacija, jie vis tiek turi priimti kažkaip blogai. Tai yra neįprasta. Nes tai yra pokytis. Absoliučiai. Ir tai yra tas pokytis, kuris, išmuša mane iš vėžių. Aš kažkaip, taip jau buvau pripratęs dirbti, o dabar čia jis ateina, žinai, ir maždaug, ką iš jo supranta, ašgi ten, taip mes darėm šitą. Kaip su tokiais dalykais tvarkytis? Nes tokį iššūkį turi absoliuti dauguma jaunų vadovų. Ir kaip paskui dar beje, kol leisiu tau atsakyti klausimą, kažkada gavau tokį laišką maždaug. Piktinosi dama, rašusi laišką, kad iš kur ta mada skirti jaunus žmonės vadovais? Kiek galima? Jiegi nieko nesupranta. Dabar tęskite, prašau, jūsų atsakymą. Kaip su tuo dalyku kovoti? Supranta. Ir jie supranta, ir labai jauni supranta, ir kartais nesupranta, ir čia viskas yra normalu. Ir aš manau, kad principė darbas su žmonėm, taip kaip mes įsivaizduojam, galbūt kiekvienas skirtingai ir lemia, ar mums pavyksta ar nepavyksta. Tai visada, kada yra pokytis, yra žmonių, kurie labai palaiko tą pokytį ir jie mėgsta pokyčius, jie mėgsta naujus dalykus, jie imasi jų. Yra žmonių, kurie yra labiau inertiški ir jiem galbūt senos tiesos yra pagrindinės tiesos. Tai tada yra labai paprasti dalykai. Tu juos vienareikšmiškai turi įtraukti į transformaciją ir tada jau toliau ta transformacija jinai pradeda sukti ratus ir arba tie krumpliaračiai išsisuka, arba jie tiesiog susitraiško. Tai čia nieko labai neprigalvosi daug. Ir manau, kad turėtumėm realiai galvodami apie organizaciją ir apie tai, kad visas verslas nori labai sparčiai rezultatų, nori greitai augti, nori greitai tobulėti, nori pasiekti vis didesnius tikslus. Nėra labai daug laiko ten žaisti kažkokius tai žaidimus. Iš esmės reikia kuo greičiau turėti komandą, kuri žiūri tą pačią pusę, vieni kitus palaiko, moka dirbti komandoje ir realiai sumažina streso lygį tą patį organizacijų. Nes kitu atveju pradedam labai daug žaisti vidinių žaidimų, sudeginam daug energijos, resursų, ne tam, kad darytumėm išoriai, bet tam, kad tiesiog kažkam kažkas fainai pasukti ten tos visus ratelius. Tai aš manau, kad žmonės bet kuriuo atveju reikia įtraukti, labai paaiškinti taisyklės. Aš esu žmogus, kuris mėgsta aiškumą. Ir labai nemėgstu viso to tokio, povandeninių žaidimų, ten kažkokių tai paslėptų agendų ir visų kitų dalykų. Tiesiog
Sėdam, šnekam kaip yra, tinka, netinka, svarstom, ieškom sprendimų ir tada tas judesys įvyksta žymiai, žymiai greičiau. Žiūrėk, ką tavo manimų apie tave sako tavo tas toksai polinkis turėti atvirą situaciją, konstatuoti kaip yra, o ne žaisti tais paslėptais žaidimas. Ir aš nekviečiu tave žaidimas daugiau, va, koks aš fainas ir koks aš ten geras ir gražus. Bet tiesiog mes žinome, kad yra labai daug vadovų, kurie dirba būtent to principu, kad jie taip biškai nedasako, biškai nutyli, biškai palieka tokia maždaug tipo pats sugalvok, reiškia, paskui ne taip, kaip reikia sugalvosi, reiškia, aš tada tau parodysiu, kurioje tavo vieta yra. Ir yra vadovai, kurie ateina ir sako, ne, žiūrėk, kalbama taip, kaip yra, va, ten, kur esam ir važiuojam. Ką tai sako apie žmogų, kai jisai renkasi tokį kelią, kaip pas galvoja? Man atrodo, kad tie žmonės yra labiau orientuoti į rezultatą. Jie nori jį greičiau pasiekti, žinai. Kada tu nori žaisti procese, užsisukti ar ne, ir turėti galbūt šiek tiek daugiau valdžios, galbūt turėti tam tikros informacijos, kurios kiti neturi. Tai galbūt tai yra kažkam fainai procesas, bet jeigu tu esi orientuotas į rezultatą, tu nori visą tai daryti labai aiškiai, greitai, efektyviai ir tiesiog negaišti laiko. Ja, paprastas, simplus dat. Žiūrėk, praėjo laikotarpis, atėjai, praėjo ten tie 9, kitam bebūtų mėnesių. Ar yra kažkas, kuo tu ypatingai galėtum pasakyti, nu, gali neatsakyti man šitą klausimą, iš tikrųjų, čia vėlgi, žinai, bet vis dėlto, tipo, nu, bet čia aš gerai pavariau. O yra kažkas tojo, kad pasakytum, žinai, nu, čia vat, man pavyko. Vat. Ar yra kažkas tojo, kad taip, už ką ypatingai savo, žinai, galėtum ten tokį patyliukais, kai niekas nemato, tokį medaliuką užsikabinti? Ir čia, žinai, galiu pasakyti labai taip, kaip gal nuskambėt gali populistiškai, bet manau, kad ne savo turiu pasakyti dalykus, o pasakyti tai komandai, su kuria aš ir einu. Ta prasme, su tai žmonėm, su kuriais pokytis vyksta, ta visa organizacija, kurios, mano akim, fainiausia yra, kada tu neši vėliavą ir tu eini apsuptas žmonių, kurie eina kartu su tavimi tą pačią pusę. Kai tu neši vėliavą ir esi vienas ir kažkas galbūt eina į vieną pusę, į kitą pusę, nu, nelabai fainai, žinai. Ir tada man atrodo, kad padėkoti, vat, kažką, ką pasiekėm, tai galiu visai tik tai komandai, nes vadovas juk tu puikiai, žinai, pats beveik nieko nedaro. Jis yra, jis yra tarpininkas, moderatorius, derybininkas, strategas, daugiau mažiau. Bet jisai yra, na, toksai mediatorius besisukantis organizacijų, kurią vienaip ar kitaip arba sustiguoja, arba nesustiguoja. Tai iš tikrųjų šį pokytis, koks yra įvykęs ir kur mes einam, tai jisai labai džiugina, šiaip jau. Nes, mes esame Seagates, yra antra pagal dydį mokamos televizijos ir fiksuoto interneto tiekėja Lietuvoje. Mes augam ir mes esam dar tokie, žinai, mūsų tas augimas yra toks iš abiejų pusių. Mes augam organiškai ir mes augam įsigydami kitus mažesnius operatorius Lietuvoje, tai mes tokie iš jų pusės atrodom kaip ir labiau okupantai. Su visa kompleksija, ką tai reiškia apjunginėti įmonės ir apjunginėti klientus ir visą kitą, mes galim apie tai pakalbėti, bet principe, iš esmės, tai dabar, kada aš prisijungiau prie Seagates, tai buvo prieš 3 metus, tai va dabar yra šitas 9 mėnesiai yra vadovavimo šitą įmonį. Tai mes per tuos visus metus, 3, kiek aš ten esu, tai labai daug dirbom dėl to, ką dabar turim. Ir labai yra faina ir labai džiaugiasi, kada matai rezultatą, kurį tau transliuoja klientas. Nes mes esam paslaugų įmonė. Čia, žinai, galim dėl savęs fainai būti kažką daryti, bet principė tu darai visą tai dėl kliento. Tai dabar, kada mes turim tą grįžtamą ryšį iš kliento visą laiką gerėjantį, vertinimą mūsų, atsiliepimą, rekomendaciją, kuri auga, tai yra toks didelis rewardas, šiaip visai organizacijai, tai yra toksai pasiekimas, nes mes sugebėjom pasukti save taip, kad esame labiau juos orientuoti į klientus, į paslaugų kokybę, į jų stabilumą ir panašiai. Bet o dabar aš paprovokausiu tave tokioje vietoje, kad žinai, ką tu pasakytum, tu sakai apie tai, kad jūsų organizacija yra orientuota į klientą ir dėl to jums sekasi ir dėl to jūs ten darot tam tikrus gerus dalykus. Ką tu pasakytum tam žmogui, kuris yra verslininkas, kuris kūrė verslą ir kuris sako, klientai nėra labai geras dalykas. Turiu galvoje, ką žinai, jų per mažai, jie nemokus, jie kabinėjasi, jie nežino, ko nori. Iš esmės verslas yra apie pinigų darimą ir yra ok, bet jie yra daromi tiesiog darant savo darbą. Prie ko čia, ką tie klientai? Bet žinai, jie neturi ką veikti, žodžiu, tu kabinėjasi.
Ką tu tokiam? Jo, jie neturi ką veikti, jie kabinėjasi ir jie moka sąskaitas. Tai čia va, tas toksai nedidelis skirtumas ir tas pinigų darimas toksai labai yra susijęs vienaip ar kitaip. Na tai čia aišku, kad gali būti toks požiūris. Tik tai tiek, kad jis nelabai toliaregiškas. Ir labai trumpalaikis iš esmės, nes iš esmės mes visi suprantam turbūt, kad tos kompanijos, kurios orientuoja savo visą veiklą galvodamas pirmiausia apie klientą arba tas klientocentristinis požiūris ir tos, kurios laimi konkurencinę kovą, faktas. Bet tada dar vienas papildomas klausimas toksai, prieš prieinant prie tų dar to įdomios temos sujungimo įmonių, bet žinai, lengva tau kalbėti, žinai, nes ką ten, žinai, telekomunikacijos, čia reikalai, žinai, čia, taigi, o tu pabandyk tą reikalą tvarkyti ten, kur, žinai, konkurencija, ten, kur sunku, ten, kur pasiskaitų nemoka, žinai. Ir tarsi, gali tikėtis žmonių, kurie kalba apie plokštesnę organizaciją, įvertinimą, komandos formavimą, tų, kurie, ten, žinai, kaip varosi. O jūs, ten, tai jums čia lengva ar sunku šiaip gyvenime jums? Tai aišku, kad sunku. Ir vis tiek plokščia organizacija, vis tiek įvertinimas. Taip, tai o kam lengva dabar, Sauliau? Ne, tai kiekvienas, kuris sėdi toj pusėje, sako, ne, tai man aišku, kad sunkiau negu tau. Tai jo. Ne, čia yra, aš manau, tas požiūris sunku ar lengva ten į tą plokščia, neplokščia organizaciją, klientas, ne klientas. Bendrai paėmus valdyti verslą, jį daryti sėkmingu yra iššūkis ir sudėtinga ir nesvarbu, ar tu esi paslaugų tiekėjas, ar tu esi produkto kūrėjas. Tu pragyveni tam tikrus etapus, tu pragyveni tam tikras fazes įmonės augimo, ten brandos ir panašiai. Ir tavo vadovavimas turi labai skirtis nuo to. Tai aš manau, kad iš esmės nėra tokių fazių, kuriuose yra lengva. Versle visą laiką yra konkurencija. Versle, taip, daugumoje verslų, gerai? Daugumoje verslų yra konkurencija. Jinai pas mus yra iš tikrųjų labai didelė ir labai aštri, nors galėtum sakyti, tai kiek ten jau yra ten tų interneto tiekėjų, ogi gal kokia 90. Taip. Gerai, mažesni, didesni, visoks etapas yra, bet telekomunikacijos iš esmės, kaip po segmentas Lietuvoje yra toksai užaštrintas. Konkurencijos, kainų karų, tokio dinamikos beprotinės, konkuravimo nebūtinai dėl to, kad reikia konkuruoti, bet jau taip kažkaip įsisuko viskas. Prieš tai aš irgi ten tose telekomunikacijose buvau, tai visa tai labai, labai tęsiasi, nesvarbu, ar ten yra mobilus verslas, ar fiksuotos paslaugos. Iš esmės yra ta pati labai intensyvi dinamika. Ir nėra paprasta balansuoti, nes ten vėl, žinai, galima kalbėti apie ten, čia Lietuvoje yra pigiausios telekomunikacijų paslaugos ten Europoje, ar ten kai kas ir sakė pasaulyje. Bet iš esmės taip yra, nes ta konkurencija yra beproto aštri. Tai reiškia, maržas yra labai pakankamai, yra iššūkis, sakykime taip. Jo. Be abejo, kad yra iššūkis. Ir yra iššūkis iš esmės, žiūrint į ateitį ir žiūrint į technologinį vystymąsi, investicijas, kurių visą laiką reikia, nes telekomunikacijos yra tas verslas, kuris negali sustoti investuoti, nes jeigu sustosi investuoti, nebetobulėsi technologiškai, nes technologija labai greitai bėga į priekį. Neįsisavini technologijų, tu atsilieki. Ir yra, tarkime, ką mes ir kalbam apie tai įsigijimą mažesnių įmonių, jos nėra įgalios telekomunikacijų dabartinėme besivystyme, ar ne, ten technologinėme besivystyme, pavyti, nes reikia investicijų, reikia didelių investicijų. Ir tada tu, jeigu tu sustoji tam tikroj fazai ir tada yra sprendimas, arba tu tiesiog ten būni tol, kol būni, arba tu susijungi su kažkuo dideliu, kas iš esmės gali tam klientui suteikti daugiau galimybių. Ir dabar jūs esate žinomi Lietuvoje kaip tie, kurie supirkinėjote mažas įmonės, mažas, sąlyginai, vis tiek mažesnės įmonės regionuose, tai yra interneto provideriai arba kabelinės televizijos ir panašiai. Ir šitoje vietoje, ten pas jūs daug ten įmonių šiaip per laiką, daug ten sukrito. Kultūra skiriasi. Labai. Jo. Ir kaip jūs organizuojate tą procesą, kad kultūros skirtumas netrukdytų augimui, atsinaujinimui ir klientų aptarnavimui? Ką jūs darote? Tai pati pradžia yra ta tokia, kaip mes atrodome tiem žmonėm, arba tiem klientam, ar tiem darbuotojam tų įmonių, kurios yra įsigyjamos, ar ne? Tai mes atrodom
turbūt aš taip įsivaizduoju plius minus okupantiškai, ar ne? Nei aš prašiau, nei ką, atėjo kažkas nusipirko, čia dabar jau kitas savininkas, ar ne, arba kitas jau tiekėjas. Tai iššūkių labai daug yra. Ir kas svarbiausia, kad kada tu visą tai planuoji ir dėlioji, tai ta intencija yra visą laiką padaryti, kad geriau būtų, ar ne? Tu nori, kad tiem klientam būtų geriau, jie turėtų daugiau galimybių, daugiau technologinių galimybių, naujesnės technologijas, ten sumanesnės technologijas. Ir taip atrodo viskas, natūraliai labai gerai. Čia visi džiaugtis turėtų. Bet yra vienas paprastas aspektas. Tu tai darydamas sukuri jam tam tikrą pokytį. Ir tada prasideda tas toksai keistas dalykas, kad net ir geras pokytis yra pokytis, kuris nėra patogus, kuris trumpalaikiai perspektyvoje kelia nepatogumą ir nesvarbu, kad mes kalbam apie naujesnę technologiją, sumanę televiziją, kada tas klientas galbūt turi galimybę tik turėti analoginę televiziją, bet jam tada atsiranda naujas priedėlis, naujas interfejsas, naujas distancinis. Siaubas. Ir tai yra, sunku, tai yra pokytis ir tai tu kažkaip turi tą valdyti ir kažkaip išmokti ir nebūtinai tai yra pozityv. Nors atrodo, kad mes, taigi, darom gerus dalykus. Tai organizacija tas pats iššūkis. Yra organizacija, nusistovėjusi tvarka, ar ne, yra tam tikros taisyklės, įprasta, kažkokia tai veiklos struktūra, kuri vyksta toje įmonėje. Ir staiga dabar ateina Seagates ir jie sako, dabar jūs būsite šeimos dalimi, o jeigu tau ta šeima nelabai patinka, ką tada? Ir tada prasideda darbas su žmonėmis. Tai, ką tu ir sakei prieš tai, po truputėlį. Žiūrėk, Tomai, aš turiu keletą tokių, kaip čia, būdinčių klausimų, kurie mano supratimu atspindi arba eksponuoja, koks žmogus yra iš savęs. Ir tie būdintys klausimai, pavyzdžiui, vienas iš tokių yra mano mėgstamų, tai yra, ar turi tu mėgstamą nesėkmę arba mylimą nesėkmę? Žinai, tokia nesėkmė, kada biškai pafeilinė, ir galvoji, kad, ne kažką, o paskui praeina laikas, supranti, kad kaip gerai, kad buvo. Prisimeni, kad nors to? Aš neperspėjau. Pagavai, taip, dabar nepasiruošusi ir tas būdintis klausimas yra geras toks klausimas. Šiaip tai, tos nesėkmės, tai kas įdomiausia, kad jos nutinka gan dažnai, vienaip ar kitaip. Ir kaip čia ta patarlė sako, kas nedirba, tas neklysta. Jo. Tai mano požiūris iš esmės į klaidas organizacijoje yra labai gerai žinomas ir labai aiškus ir aš skatinu žmonės klysti. Nežinau, populiaru, nepopuliaru. Populiaru tai deklaruoti, bet nepopuliaru tai daryti. Jo, bet tai tada neveikia, jeigu tik tai populiaru deklaruoti. Tai situacija yra labai tokia paprasta. Jeigu tu nori sprendimų laisvę ir atsakomybę nuleisti žemyn, tu turi suvokti, kad trade-offas yra galbūt pradžio daugiau klaidų. Bet tos klaidos yra pačios vertingiausios, nes tada atsakomybė ir sprendimo laisvė nuleista žmogui ir neteisingas padarytas sprendimas yra pati geriausia pamoka. Ir jeigu yra piramidė ir klysta tik viršus, tai visa organizacija nesupranta, ką iš to pasimokyti, nes tai ne jų sprendimas, ne jų klaida, tai yra kažkieno vadovo klaida, aš tai žinau, kaip reikia daryti, čia, ne. Tai man atrodo, kad aš to nepriemu kaip savo kažkokią nesėkmę, aš manau, kad mano didžioji sėkmė yra tame, kad aš leidžiu patirti žmonėms, skatinu patirti nesėkmės, iš kurių jie gali pasimokyti. Okay. Man džiaugiai patinka tai, kad tu sakai, visom prasmėm. Bet vis tiek aš turiu grįžti prie to, galima sakyti, rezimuojant mūsų pokalbį, bet vis dėlto grįžti prie tų žmonių, kurie sakys, bet tai kaip aš galiu leisti klysti? Ta prasme, mes galim patirti realiai nuostolį. Mes galim prarasti klientą, galim. Kažkada. Galim. Kaip man su tuo, kaip man su savim dirbti, kad aš tai leisčiau? Ką patartum? Pasitikėti žmonėm, pasitikėti savim ir pabandyti. Geriausias dalykas, kaip aš sakau, tu irgi vėlgi per savo patirtį, tai jeigu prasuksi, tai tada galbūt suprasi, nes čia pasiklausius laidelių, paskaičius knygučių, viskas galbūt atrodo, tai čia ką čia šneka, o realybėj taigi pas mus kaip yra. Tai ir aš suprantu absoliučiai tą dalyką. Tai mano rekomendacija labai paprasta.
tiesiog paeksperimentuokite mažų skaupų, nedideliam formate, leiskite suklysti vienam žmogui ir pasimokyti. Ir pamatysite, kokią tai naudą atneša. Tai yra tai neįtikėtina jėga, kuri varo organizaciją į priekį. Ir man atrodo, kad tu labai svarbiai užkabinai būtent tą momentą, kad kai tu pabandai ir žmogus suklysta, labai svarbi tampa tavo kaip vadovo reakcija į tą jo klaidą. Ir jeigu tu jam sakai, o ko tu iš to išmokai, o ko tu ten ta... Man patiko, turėjau neseniai seminarą su akcininkais, čia vienam regione, tai 60 akcininkų suvažiavo, kurie galvoja apie tai, kaip čia pasitraukti iš verslų, ten. Ir aš sakau, pakelkite rankas, kas bankrutavot gyvenime. Ir pakelkite rankas 3 gal žmonės iš tos auditorijos. Ir, reiškia, galbūt buvo daugiau bankrutavus, bet neišdrįso pakelt, ir aš klausiu, ko iš to išmokot? Ir visi 3 tie, kurie buvo pakelę rankas, pradėjo vardinti, berti, tiesiog iš jų kris pradėjo, tą išmokau. Fantastiškos patirtis. Visi tie, kurie, reiškia, galbūt iš tiesų bankrutavo, bet nieko nepasimokė, pabijojo pakelt ranką, o kiti tai bijo to paties bankroto ir tos didžiosios savo gyvenimo klaidos, kad daugeliu atveju net nieko nedaro, tam, kad kažką padarytų iš principų. Ir čia tas momentas su darbo su klaidom yra toks labai įdomus momentas. Visi kalba, kad reikia su juom dirbti, visi kalba, kad reikia leisti, bet kai ateina laikas iki klaidos, stak. Tai čia kiek pats esi stiprus tą sprendimą priimti ir kiek suvoki to pasiekmę, ar ne? Ir kiek suvoki to mokymosi visą etapą ir ką gali tai duoti. Tai suvokdamas vertę gali daryti tą sprendimą. Kai tu šiandien ateini kiekvieną dieną į savo darbą, ar yra kažkokia tokia mintis, kuri pastoviai to grįžta nuolatos, toksai lūpų tokiu vis. Grįžta. Kokia yra mintis, jeigu gali, aišku, ją pasakyti, vėl aš tave čia, prigavau. Taip. Žinau, bet toks mano darbas. Jo. Ir tokia, aš, tarkim, save prisimenu, kai aš buvau reikšmingų organizacijų, reiškia, egzekutyvas ir tada aš prisimenu tas mintis tokios, buvo ten tos mintis, ten abejonės kažkokios, tai galbūt priešingai užsispyrimas, kad aš vis tiek kartojasi mintį, tą vis tiek padarysiu. Ar yra kažkokia tokia mintis pas tave, hipnotinė mintis, kuri kartojasi kiekvieną dieną? Viena ne, kažkaip nesikartoja ta pati, bet tų minčių labai toks pliūpsnis visą laiką ir čia galbūt yra tas vadovo prakeiksmas, kad tu nebegali sustot galvoti apie tai ir vėlgi grįžtam prie atsakomybės to jausmo, kuris atsiranda ir našta galbūt kai kam malonumas, čia jau žinai, kaip kokio brandos stadijose. Bet tos mintis jos visą laiką važiuoja ir man pagrindinis dalykas, kas mane visada skatina turėti balansą. Aš visą laiką stengiu turėti balansą taip, kad yra laikas, kada aš labai galvoju, dirbu su žmonėm, sprendimais, komanda, atsakomybėm, plokštinimais, efektyvinimais ir visais kitais dalykais. Ir yra laikas, kada jis yra uždarytos duris, jis yra mano šeimos, mano aplinkos, mano laikas. Ir stengiuosi, kad šitie dalykai nepersidenginėtų. Ir kad aš turėčiau tą tokį gerą balansą. Tai kai aš ateinu į ofisą, tai pas mane atidarius duris, man įsijungia serveris ir pradeda laiškai, žinai. Tai tie dalykai labai įvairiai, nuo įvairios situacijos. Supratau. Bet pagrindinis dalykas, tai ko gero yra, žinai, visą laiką norisi darbe, juk norisi, kad tau gerai yra tada, kada gerai yra tavo komandai. Ir tiem žmonėm, kur yra aplinkui. Tai tada ir ta tokia dažnai pasikartojanti mintis, žinai, ką aš galiu padaryti, kad šitie žmonės jaustų mažiau streso, geriau jaustųsi ir aš žinau, kokia bus to pasiekmė, jie daugiau padarys. Ačiū tau labai, žiūrėjau, noriu iš tavęs ištraukti tą dalyką, žinai, kaip tu ten sugebėjai tą balansą išdėlioti, bet aš jaučiu, tai, reiškia, paliksiu tą... Sekančiam kartui. Tiesiog. Nes man atrodo, kad Tomas pasakė tam tikrų svarbių dalykų, ta tokia praktika, patirtis, to, kas dabar vyksta realiai. Nauja patirtis pastarosius 9 mėnesius, kuri labai daug ko išmoko, bet tuo pačiu metu tu gali daryti tai, ką tu darai, dėl to, kad tu mokėjai prieš tai, kaip tu save darėjai, ne? Bet nenustoji mokytis, supranti, tas yra dalykas, visos tos patirtis, visos patirtis, tai yra ta vieta, kur tu mokaisi ir kiek tu esi atviras tiem dalykam. Tai visos tos nesėkmės, visi laimėjimai, visi pasiekimai, žmonių džiaugsmai ir vargai ir sunkumai, visa tai yra tavo kaip vadovo mokslas, iš kurio tu, nes, čia galim pasimokyti iš knygučių ir iš laidų, aišku, viskas, galima turėti konsultantą gerą, bet ta kasdienybė tai yra pati geriausia mokykla.
Ačiū tau. Ačiū tau labai. Tomas Burovas, Gates generalinis direktorius ir čia buvo Boso valanda ir ta žinutė apie mokymąsi nuolatos, mes apie tai nuolat čia kalbam šitoje laidoje. Ir aš tarsi kalbu ir galvoju, kad kuo daugiau apie tai kalbėsiu, tuo labiau tai paveiks. Nemanau, kad paveiks, bet gyvi pavyzdžiai, manau, kad paveiks žymiai geriau. Ačiū Jums uždėmesį, čia buvo Boso valanda dar kartą, mano vardas Saulius Jovaišas, pasimatysim kitą kartą, laukiu Jūsų klausimų. saulius.jovaišas@vadovavimas.lt. Iki.